become the architects of the future. Welcome to Bitcoin Amsterdam. Nu ko jūs, bitcoinere? Ši laidelė vėl bus kitokia. Kažkaip netyčiom kripto kelionių laidelės tapo dažnesnės nei naujienų. Taigi, iš organizatorių gavęs media bilietus susiplanavau kelionę į Bitcoin Amsterdam konferenciją. Pradžiai pagirimas komandai už įspūdingai įrengtą pagrindinę salę. Net speakeriai, kurie keliauja po visas konferencijas, labai žavėjosi ratu sukabintais ekranais, kurie sukuria išskirtinę atmosferą. Vienas iš pirmųjų pranešėjų buvo tas Morkius iš Twitterio, kurio grafikus gan dažnai pastudijuojam kripto naujienose. Jis skyrė dalį kalbos, kodėl prieš 8 metus nusprendė sugriežtinti savo privatumo nustatymus. Taip pat jis rodė savo laikrodinį kainos modelį dar nematytų 3D formatu, kuriame aiškiai matosi didieji kritimai ir kilimai. Parodų salėje buvo kompanijos pristatančios savo produktus ar paslaugas, kurios vienaip ar kitaip susijusios su Bitcoinu. Neskaičiavau, bet man rods daugiausia stendų buvo su namų, ofisų ar net miestelio šildymo tema, naudojant BTC minerius. Tokio nematyto dizaino staliukai su mineriu viduje apšildo patalpą iki 32 kvadratinių metrų. Parodos kainos metu kaina su akcija buvo 800 €. Toliau ir Bitmain rodė savo įrenginį su asikais, kurį pajungus prie grindinio šildymo gali namuose be kojinių vaikščioti. Vienas olandas, su kuriuo vėliau susipažinau ir nusipirkau jų gaminamą maineriuką, ant scenos pristatė savo garso slopinimo ir išmetamos šilumos nukreipimo dizainą. Taip pat rodė video, kai buvo tulpių šiltnamiuose suinstaliuota tokia aparatūra ir gėlyčių augintojai pradėjo gauti papildomų pajamų iš miningo. Vaikštinėjant vis ateidavo mintis, kas galėjo pagalvoti, kad taip viskas išsirutuliuos. Nes prisimindavau, kai pats kasiau ir žiemos metu laikiau 2 pravertus langus vienam kambarį. Daugiausia laiko pliurpiant praleidau prie stendo, kurie gamina didesnių gabaritų kasyklas. Bičas iš Mongolijos, tai po pokalbių apie 3x3 krepšinį patapom beveik giminės ir išsitraukęs telefoną su nuotraukom pasakojo visokias įdomybės ir nuotykius. Rodė, kaip kažkur Amerikoje jie savo konteinerį ir generatorių statė ant poros metrų aukščio platformos, nes kasmet toje vietoje būna potviniai. Na, kaip pas mus rusniai, kaip suprantu. O mane labiausiai sužavėjo, kad Suomijoje esantis 11 000 gyventojų miestelis, kuris iki šiol buvo šildomas pagrindinę katilinę naudojant kietą kurą, dabar nusprendė išbandyti tos kompanijos paslaugas. Faktas, kurio niekad nebuvau užfiksavęs, tai kad vandeniu aušinami mineriai užkaitina skystį net iki 80 laipsnių. Bičiulis atsiprašinėjo, kad negali duoti pačiupinėti tų asikų, nes atskridus pasimetė jų lagaminą su visa technika. Negalėjau praeiti ir pro pilstomų gėrimų savitarnos stendą. Lightning tinklu per sekundę išsiunti mokėjimą, paspaudi startą ir laikydamas stiklinę galvoji, oho, kaip viskas naujoviškai ir tvarkingai. Ko nepasakytum apie užkulisius šito šedevro? Pagrindinė konferencijos tema buvo, kaip Bitcoin reikalai atrodys 2050 metais. Tai savo vizijas dėstė didžiųjų mining kompanijų CEO, atstovai iš biržų, politikai ir kiti su Bitcoin susiję žmogeliukai. Kelis kartus buvo paliestas ir monetų paveldėjimo klausimas ateinančioms kartoms. Viena neštukė labai tiko ant scenos su mikrofonu. Pagrindinėje scenoje pasirodė ir visų laukiama Joanna Kotar iš Vokietijos Bundestago. Pasirodo, jin yra rumunė, bet nuo 8 metų gyvena Vokietijai. Sakė, kad jos brolis 2013 metais pradėjo investuoti į Bitcoin ir jai labai rekomendavo tai padaryti, bet jin taip ir neprisirašė nusipirkti monetų. Net nustebino, kaip riebiai jin užvažiavo ant politikų ir viso to lėto biurokratinio aparato. Tie 50 000 BTC turėjo būti parduoti pagal įstatymą, nes konfiskuota kriptovaliuta priskirta turtui, kaip pavyzdžiui ir konfiskuoti automobiliai, kurių vertė krenta. Jin bandė siūsti pasiūlymus, pakeisti įstatymą ir pasikviesti specialistų, kurie Bundestage paaiškintų apie galimą naudą iš Bitcoino hodlinimo.
Niekam buvo neįdomu ir, kaip jau žinom, Vokietijos valdžia nebeturi monetų. Dar jin ragina savo šalyse mums visiems kalbėti su kandidatais į Seimą, kad jie apsišviestų apie Bitcoin, norėdami gauti mūsų balsų. Auditorijos ovacijos buvo jai griausmingos. Na, o pirmos dienos pabaigai pasirodė charizmatiškasis Jack Mallers, kurio turtas vertinamas apie $50 milijonų. Dėjo kalbos jis net su keiksmažodžiais ir kartojo savo frazę, kad šiam gyvenime jis yra garantuotas dėl dviejų dalykų. Dėl to, kad tikrai kažkada mirs ir dėl 21 milijono bitkoinų. Vakare dar radau jėgų išlysti į centrą, nes baisiai buvau pasiilgęs antienos iš kiniečių restorano. Paskutinį kartą Amsterdame buvau prieš 7 metus. Nežinau, pats centras nelabai patiko šitoj kelioniai. Dviračių milijonai, vaikštai įtempę smegenis, kad nepapult po ratais, kas antras skersgatvis su stipriu siusiuko kvapeliu, o kainos tai kosmosas. Normalesnis 4 žvaigždučių viešbutis kainuoja 400 eurų nakčiai. Privalgęs Chinatown'e ir pusvalandį praleidęs pube, kur 0,4 bokaliukas kainuoja 10 eurų, pajutau, kad mano baterija arti išsikrovimo. Tai greitai nukulniavau iki trūliko ir grįžęs kritau į lovytę pailsėti. Sekančią dieną į konferenciją atvykau anksti, nes norėjau gauti vietą tose užrakinamose spintelėse, kad pasilikt savo lagaminą. Daugelis iškart po renginio lekė tiesiai į oro uostą. Pasisekė, kad skrydis į Lietuvą buvo 19 val. Ir iki oro uosto su taksi tik 20 minučių kelio. Antrą dieną kažkaip neplanuojant daug laiko skyriau networkingui. Daug pažinčių ir kontaktų prisirinkau. Su vienais kalbant labai jaučiasi, kad yra naujokai šitoj rinkoj ir stringa gavę gilesnį klausimą. Kiti antiek išskridę ir įtikėję į bitkoiną, kad atrodo nieks aplinkui žmogelių nebeegzistuoja. Ryte, kol mažai žmonių, apžiūrėjau parduodamus meno kūrinius ir kitas šmutkės. Kainos, kaip ir viskas Amsterdame, very expensive. Susipažinau su vienu švedu, kuris sukūrė tokį man dar nematytą daiktą, kuriame su horoskopo ženklais gali užšifruoti savo 12 žodžių seed frazę. Kaip paaiškino, tai viskas paprasta, bet kažkam suradusiam ar pavogusiam, tai sudėtinga būtų atkoduoti viską. Jis dar turi ir NFC čipą BTC atsiskaitimams. Įsikalbėjom su juo apie ankstyvasias Bitcoin kasimo dienas, tai jis papasako istoriją, kaip mainino Stokholmo senamiestyje 1640 metais pastatytame name. Tarp namų buvo toks siauras praėjimas ir jis per šoninę butą sieną buvo išsivedęs mainerių skleidžiamą šilumą į tą praėjimą. Tai sakė, kai miestas buvo padengtas sniegu, tas tarpas tarp namų buvo sausas ir be sniego. Viena kompanija siūlė savo paslaugas norintiems sutaupyti ant mokesčių. Sakė, Amerikoje vietoj standartinio 30% jie sumažina mokesčius iki 5%. Skirtumas didžiulis. Tik nelabai supratau jų tikslo reklamuotis Europoje, kai paslaugas teikia JAV. Prie parduodamų knygų buvo ir kelių knygų autorius, kuris mielai su visais leidosi į diskusijas ir pasirašinėjo ant savo kūrinių. Už viską, ką galima įsigyti renginio metu, buvo opcija atsiskaityti Lightning tinklu. Food truckai buvo labai skanus. Po 2 kart pietavau abi dienas. Įdomių bitkoinerių buvo galima sutikti, kurie labai norėjo į save atkreipti dėmesį. O anonimiškumas šitoj srity tampa visiems suprantamas dalykas ir nesudaro jokių kliūčių net norintiems pakalbėti nuo scenos. Labai patiko, kad spikeriai nulipę nuo scenos nebėga slėptis į banginių zoną, o noriai su visais bendrauja ir dalina interviu. Kitam kartui man reiks pagalbos, kad palaikytų kamerą kažkas. Gal yra norinčių? Labai fainas stendas buvo iš Bitaxe, kurie iš veikiančių BTC lottery minerių suformavo Bitcoin logotipą. Nesusilaikiau ir aš nusipirkau vieną bilietuką. Loterija traukiama kas 10 minučių, prizas 3,125 BTC. Tikiuosi supratot apie ką aš čia. Legendinis Adam Beck, kuris susirašinėjo su Satošiu dar prieš pristatant jam Bitcoin white paperį, taip pat buvo tarp spikerių ir kaip tik tą dieną buvo išleistas daug triukšmo sukėlęs HBO filmas, kuriame buvo ieškomas tikrasis Satošis. Ir Adamas jame turėjo didelę rolę. Tai pirmas klausimas jam ir buvo, ar jis pritarė, kad Peteris Todas yra tikrasis Bitcoin kūrėjas. Adamas atsakė, kad nėra jokio 100% skaitmeninio įrodymo, kas yra tikrasis Satošis.
Jis taip pat nusipirko tą mažą maineriuką iš šios limituotos kolekcijos. Nors man ko gero savo teks parduoti, nes namie turiu bambančių ir garsų jautrių šeimos narių. Jei ką domina, parašykit. Gerą kalbą rėžė kandidatė į Surinamo prezidento postą, Maja Parbau. Pietų Amerikos šalis, kurios 90% dengia miškai, pavargo nuo korupcijos ir ruošiasi sekti Salvadoro pavyzdžių. Jei skaičiavom, kad Salvadoras tai yra mažas taškas ant žemėlapio su 6 milijonais gyventojų, tai Surinamas vos matomas būtų, nes jų populiacija tik 100 000 gyventojų didesnė už Vilniaus. Bet vis tiek būtų gerai, jei atsirastų nauja oranžinė spalva ant gaublio. Maja pasakojo, kad versliai nėra nuo mažų dienų, nes jos tėvas turėjo didelį viešbutį ir kazino sostiniai, bet kažko susipyko su politikais ir staigiai bankai užšaldė įmonės sąskaitas, jo verslai pradėjo griūti, o pabaigai dar ir nušovė jį miesto kavinėje, kai Majai buvo 12 metų. Papasakojo ir daugiau šalies korupcijos istorijų, kaip antai kažkoks aukštas pareigas užimantis politikas pastaruosius 3 metus kasė BTC, naudodamas 10% šalies elektros energijos. Normaliai. Mergina su Bitcoin nuo 2014 metų. Po pokalbio su Samsonu Mau ir jo paraginta nusprendė kandidatuoti į prezidentus. Sakė, nesitikėjo tokio palaikymo ir bitcoineriai iš viso pasaulio pradėjo įsiūlyti pagalbą. Po jos kalbos žmonės plojo salei atsistoję. Man labai patiko ši konferencija. Gera pabūti tarp tą pačią kryptim žiūrinčių bendraminčių. Aš jau atsargiai pradėjau planuotis ir sekančią grandiozinę savo kripto kelionę kitiems metams. Kol bilietų neturiu, dar nepranešiu kur, bet bandyti atspėti galite komentuodami po video. Pagalvojau, kad senai konkursą buvau bedaręs. Tai vienam iš komentatorių burtų keliu padovanosiu naujo dizaino ultra kokybišką kepurėlę su oranžinės monetos logotipu. Na, jei įspūdžiai iš konferencijos patiko, spaudžiam laiką. Šiandieną iš manęs bus tiek, iki kito karto ir bye bye.